Europa, 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 Europa. Europa? Tikriausiai tai vienybė, nes po Europos stogų sutelpa visos tautos, bet visur gali išlikti lietuvių net italų restorane Prancūzijoje su draugu anglų gurkšniuojant belgišką alų. Čia išklausomas kiekvieno balsas ir visiškai nesvarbu koks tavo dydis. Tipo ne? Užutrakė dvaro ansamblis, Bernardinų sodas, Vilniaus universiteto biblioteka, Medininkų pilis, renovuoti daugiabučiai ir mokyklos. Visa tai atsirado išklausius mažos valstybės, Lietuvos balsą ir suteikus jai paramą. Galbūt tai mokslas. Ekspertai teigia, jog geriausi Europos universitetai yra būtent šiame žemyne. Investicijos į mokslo sektorių Lietuvoje skatina biomokslų bei lazerių įmonių produkcijos tobulėjimą ir eksportą, kuris skatina Lietuvos ekonomikos vystimąsi. O laisvas prekių ir paslaugų judėjimas reiškia laisvą pasirinkimą. O laisvė taigi gerai. O devizas po manęs nors ir tvanas europiečiams negalioja. Didžiuojamės, jog Europos teisės aktų dėka kvėpuojame grynesniu oru, geriame švaresnį vandenį ir valgome žalesnį salotos lapą. Didžiuojamės Europoje klestinčią savanorystės kultūrą, auginančią esmės žmonės. Jau begalę metų Europos padangėje skraido ne karo lėktuvai, o balti balandžiai su lauro šakelėmis. Laisvas žmonių judėjimas reiškia kelionę.